Rungtynės buvo geras rungtynės, kiekvienai komandai tokia pamoka yra. Rezultatas teigiamas, mes laimėjom, tikiuosi komanda padarys stiprias išvadas, ruošiamės dar intensyviau, ištaisėm savo klaidų iš praeitų varžybų, mums jo toliau jo labiau reikia save motyvuoti, bet aš galvoju, mes teisingą linkmę žygiuojam ir padarytas klaidas ištaisysim. Mes galim netokius varžovus įveikti. Kitos varžybos bus dar sunkesnės ir mes dar labiau, aš galvoju, ruošiamės stipriau. Kokios tos didžiausios klaidos, apie kurias kalbėjai? Pasyvumas žaidžiant. Mes puikiai atakuojam, ginamės puikiai, bet tą turim ir žinot, kad turim daryti. Kad mes esam geri žaidėjai, tai viena, bet turim tą įrodyti aikštėj. Neturi 15 žaidėjų žiūrėti viens į kitą. Mes turim nuo pirmo švilpuko iki paskutinio dirbti ir prisiminti, kad už kokią komandą žaidžiam. Kokį įspūdį varžovų komanda paliko šiandien? Klydo taip pat kaip ir mes. Aš galvoju, jiems pakišo koją per didelis pasitikėjimas ir patikėjo lengvą pergalę. Jau buvo priartėję. Ateity, galvoju, bus stipri labai komanda ir sunku bus su jais žaisti. O jums galbūt psichologiškai nebuvo lengva po praėjusio savaitgalio, vis tiek tokia principinė kova pralaimėta? Nesakyčiau, kad... Ne, aš nemanau. Galvoju, kad mums po praeito pralaimėjimo dar ugnelė įpūtė akyse.